Ar kada nors susimastėjai, kaip kiekvienas iš personažų atsidūrė skaitmeninėme cirke? Kada jie atvyko? O gal net jų abstrakcijos chronologija? Na, draugai, visa tai turi paaiškinimą ir istoriją. Pradėkime. 1999 metais įmonė C&A kūrė savo ambicingiausią projektą – dirbtinį intelektą, galintį savarankiškai kurti pasaulius. Pagrindiniai šio projekto dalyviai buvo Grantas, geriau žinomas kaip Kingeris, ir taip pat Scratchas. Scratcho idėjas jau veikė nestabilios sąmonės įtaka. Tais pačiais metais, 1999-aisiais, į sistemą patenka pirmieji bandomieji subjektai. Kingeris, Kvynė, Scratchas, Spaikas, Retis, Biskas ir Vormas. Nėra visiškai aišku, ar visi jie buvo pirmieji skaitmeninio cirko programuotojai, bet viena mums tapo visiškai aišku. Jų atvykimas nebuvo suplanuotas. Iš tiesų galime matyti, kaip Scratchas labai pyksta ant Keino dėl to, ką jis padarė. Ir nors jie buvo pirmoji personažų karta neįtikėtiname skaitmeninėme cirke, stebėtinai praėjo metai, kol istorijoje pasirodė pirmasis abstrahuotasis. Tai buvo pats Scratchas, tas pats, kuris davė idėjų Keino sukūrimui. Tai vyko 2000 metais. Galbūt jie net nežinojo, kad abstrahuotis cirke yra įmanoma, o tai tikrai labai paveikė, kad po metų atsirastų kitas abstrahuotasis. 2001-aisiais abstrahuojasi Biskas, mažas klounas juokdarys su taškuotu kostiumu. Po 2 metų, 2003-aisiais krenta Spaikas, violetinis dinozauras. Tas pats nutinka su Ratiu 2005-aisiais ir Vormu 2006-aisiais. Ir galiausiai, 2007-aisiais abstrahuojasi vienas iš svarbiausių šios serijos personažų. Ši pirmoji karta – Kvynė, kuri buvo mylima Kingerio žmona. Liūdniausia yra tai, kad Kingeris pažadėjo savo žmonai Kvyniai, jog kol jie bus kartu, jis neleis, kad jai kas nors nutiktų. Nesvarbu, kas nutiktų. Aš visada tave. O dabar tu keliauji į Rūsį. Jis pats matė, kai Keinas ją įvedė į Rūsį. Taigi, Kingeris lieka vienas. Stebėtina tai, kad jis neabstrahavosi, nors 2 metus iš eilės liko visiškai vienas. Mes nežinome, ar tuo metu jis patyrė nuotykius su Keinu, ar ką jis veikė. Tačiau jo vienatvė baigėsi 2009-aisiais, kai atvyko Ragata. O Ragatos atvykimas mums leidžia suprasti, kad C&A patalpose vis dar buvo žmonių. Nes kai Ragata pasirodo cirke, jis sako: vaikinai, ar galite mane girdėti? Kaip man tai nusimauti? Aš nežinau, kaip tai nusimauti. Neaišku, ar vaikinai, su kuriais jį kalbėjo, buvo kiti veikėjai, kurie atvyko vėliau, ar tyrėjai norėjo tęsti skaitmeninio cirko projektą. Tais pačiais metais taip pat atvyko Kofmo ir Rožinis Ciklopas, kurie sudarė antrąją skaitmeninio cirko veikėjų kartą. 2010 metais Rožinis Ciklopas abstrahavosi dėl nežinomų priežasčių. Iš tiesų, apie šį veikėją beveik neturime jokios informacijos. Neįtikėtina tai, kad tais pačiais metais atsirado veikėjas su oranžiniu kaspinu, kuris skaitmeninėme cirke išbuvo tik 1 metus, nes jis patyrė abstrakciją 2011 metais. Ir tais pačiais metais pasirodo Ribbit, mergina, kuri vėliau taps labai svarbi šioje istorijoje. 2012 metais prie cirko prisijungė dar 2 personažai – Triušis klounas ir Mėlynoji Austrė. Labai paslaptingi personažai, apie kuriuos taip pat neturime daug informacijos. Tačiau Triušis klounas beveik neišsilaiko. Jis tikriausiai patiria abstrakciją praėjus vos kelioms dienoms po atvykimo. Mėlynoji Austrė išsilaiko šiek tiek ilgiau. O tada 2013-aisiais atvyksta Jaxas, kuris užmezga artimą ryšį su Ribbitu ir Kofmu. Tačiau net ir tai nebuvo pakankama sustabdyti tai, kas neišvengiama. Na, o 2014-aisiais Mėlynoji Austrė patiria abstrakciją. Tačiau tuo pačiu metu atvyksta ir Ganglis, kuris atrodo nuo pat atvykimo yra vienas emociškai nestabiliausių. Tačiau 2016-aisiais tragedija amžiams pakeistų 2 personažų gyvenimus, nes Ribbit patiria abstrakciją. Ir tai visiškai pakeičia grupės dinamiką, nes Ribbit buvo viena iš nedaugelio, kuri kartu su Jaxu ir Kofmu sugebėjo išlikti stabili. Taigi, kai Ribbit žlunga, Jaxas palūžta.
Jis tampa daug labiau atsiribojęs, apatiškas ir šaltas su visais. O tuo tarpu Jaksas bando ištverti šią tragediją. Tais pačiais metais atvyksta Zubas, kuris taps vienu iš paskutiniųjų cirko išgyvenusiųjų. Ir tik 2017-aisiais pasirodė mūsų pagrindinė veikėja Pomni. Jos atvykimas žymi kritiškiausią visos istorijos tašką, nes Pomni ateina tada, kai cirkas jau yra pačiame blogiausiame savo etate. Tačiau blogiausia yra tai, kad tą pačią dieną, kai atvyksta Pomni, Kaufmo patiria abstrakciją. Taigi Jaksas lieka visiškai bejėgis, be savo palaikymo grupės. Ir su tuo prasideda skaitmeninio cirko žlugimas. Bet kas dabar bus kitas, kurį ištiks abstrakcija? Galbūt istorijoje nepamatysime, kaip ką nors ištinka abstrakcija. Tačiau yra didelė tikimybė, kad kai kurie personažai daugiau nebeištvers ir galiausiai virs arba pereis į abstrakcijos būseną. Tas, apie kurį labiausiai manome, kad gali ištikti abstrakcija, yra Jaksas. Jis jau ir anksčiau turėjo keletą momentų, kai buvo arti abstrakcijos, kur netgi mums parodė, ką mato personažai, kai juos jau apima abstrakcija arba jie yra toje abstrakcijos būsenoje. Be to, jis yra vienintelis, kuris labiausiai atsiribojo nuo visos grupės. Ir dar, jis turėjo keistų elgesio bruožų. Ypač 8 serijoje, po to, kai jie pasikalbėjo su Kingeriu. Beje, turime vaizdo įrašą, kuriame kalbama apie tai, kaip Jaksas susijęs su personažu Tedu iš istorijos, kurį įkvėpė nuostabųjį skaitmeninį cirką. Paliekame jį čia, jei norėtumėte pažiūrėti. Kitas, kurį gali ištikti abstrakcija, yra Kingeris. Jis ilgiausiai iš visų yra skaitmeninėme cirke ir iki šiol išgyveno. Tai labai stebina. Tačiau laikui bėgant, jis vis labiau prarado sveiką protą. Netgi buvo parodyta, kad jis sapnuoja savo žmoną Kvynę, kurios labiausiai ilgisi. Be to, po to, kai jam nepavyko sustabdyti savęs nuo tam tikro nerimo, kuris galėtų jį privesti prie abstrakcijos ribos, kitas, kuris galėtų abstrahuotis, būtų Manganglis. Jis yra vienas emociškai nestabiliausių veikėjų ir bet kurią akimirką jo mintys gali jį užvaldyti. Tai kartu su jo emocijomis nuves jį prie abstrakcijos ribos. Ragata gali abstrahuotis, nes ji yra antra pagal laiką praleista cirke. Ji bandė būti visų mama. Atrodo, kad ji net nori juos išgelbėti. Tačiau kiti ją mato tik kaip paprastą skudurinę lėlę. Kai ji tai supras ir priims, ji neberas prasmės savo egzistencijoje, todėl tikriausiai abstrahuosis. Zubu gali abstrahuotis, nes Keinas privertė ją išgyventi savo traumą pačiu blogiausiu būdu. Tai tikrai paliks jai randą ir privers ją abstrahuotis. Paskutinė, kuri galėtų abstrahuotis, būtų Pomni, nes ji cirke skaitmeninėme yra trumpiausiai. Atrodo, kad ji dar nėra taip sužlugdyta kaip kiti personažai. Matyti, kad ji gavo drąsos su kiekvienu nuotykiu, kurį jiems suteikė Keinas. Tačiau galbūt, kai jis sužinos kažką apie cirką, ko negalės pakelti, pasieks tą nerimo tašką, kuriame pamatysime, kaip ji abstrahuojasi. Na draugai, ką jūs manote apie šią personažų chronologiją? Apie tai, kaip jie atvyko į skaitmeninį cirką ir kaip pradėjo abstrahuotis? Ar turite kokį nors kitą personažą, kurio neįraukėme? Lauksime jūsų komentarų.